Sveikas, drauguži. Dar vienas koto parametras, kurį mes tavim ketiname aptarti, yra koto ilgis. Ir čia taip pat pasirinkimų kaip ir yra, bet viskas yra ganėtinai paprasta. Su tavim šiandien vėl aš, Ernestas, pats muselinę žvejoju jau daug metų, išbraidžiau daug upių, pagavau daug žuvų ir ketinu savo patirtim pasidalinti su tavimi. Na, už mūsų serijas noriu padėkoti mūsų rėmėjui Vision. Tai yra suomių kompanija, kuri gamina nuostabius muselinės žūklės įrankius, o juos gali įsigyti mūsų parduotuvėse internete www.muselinė.lt arba fizinėje parduotuvėje Vilniuje. Jei kils klausimų ar bus sunku užsirinkti, drąsiai kreipkis telefonu, žinute, elektroniniu laišku arba užsuk pas mus ir pakonsultuosime gyvai. Praeitoje serijoje tavimi išsiaiškinome, kas yra klasė, na ir grubiai tariant, tai yra užmetimo svoris. Tik tai museline mes užmetame ne masalą, o šniūrą, tai klasės yra suklasifikuotas šniūro svoris. Na, o kotas, kuris optimaliai tinka tam ir tam svoriui, turi maždaug tą pačią klasę. 3, 4 yra lengva, 5, 6 vidutinė, 7, 8 sunki klasė, na ir 9, 10 yra labai sunki. Kalbant apie ilgį, paminėsiu kelias funkcijas, kurias tas ilgis padeda atlikti. Viena iš funkcijų yra užmetimas. Ir tai tikrai ne atstumas, o labiau kiek tu vietos užėmė erdvėje. Nes jeigu tu turėsi labai ilgą 10 su virš pėdų kotą, tai mėtydamas tu tiesiog būsi su meškere daug aukščiau ir tavo šniūras tiesis daug didesnėme plote. Taigi, kalbėdamas apie užmetimą, aš turiu galvoje labiau, kiek tu užėmė vietos erdvėje. Kontrolė. Kontrolė tai yra, kaip toli tu galėsi pasiekti su meškere. Jeigu tavo kotas yra ilgas, tu kontroliuoti šniūrą galėsi, šniūrą bei muselę, iš gana toli. Jeigu jisai trumpas, tai tavo visi manevrai bus šiek tiek kompaktiškesni ir tu pasieksi mažiau. Nagi, įsivaizduokim situaciją. Tu dažniausiai žvejoji nedidelėse upėse, kurios yra apaugusios medžiais ir krūmais ir tau reikia žvejoti su sausa musele. Tai trumpesnis kotas čianais bus patogesnis, todėl kad tu užimsi daug mažiau vietos, baisiai tolimų metimų tau nereikia, bet tau labiau reikia tilpti erdvėje. Tai 7-8 pėdų kotas bus pats tas. Ir tarkim, ta pati sausa muselė, tik tai visai kitokiame upelėje, kuris teka per pievas. Pievose būna gana ilga žolė, o viršuje vietos yra daug. Ir jeigu tu mėgsti žvejoti pieviniuose ruožuose, tai ilgesnis kotas, toksai kaip 9-10 pėdų, tau bus patogesnis dėl to, kad tu galėsi aukščiau pakelti šniūrą, padaryti metimą atgal ir nekabinsi už nugaros esančių žolių. Visgi standartas šioje vietoje yra 8-9 pėdos. Ir paprastai nuo 8 iki 9 pėdų kotai yra labai universalūs ir tinka daugiau mažiau viskam. Su jais ir patogu užmesti, patogu mesti nuo vandens, patogu kontroliuoti šniūrą ir tilpti daugumoje žvejybinių situacijų. Taip pat norėčiau išsklaidyti vieną mitą. Kai kurie galvoja, kad kuo ilgesnė meškerė, tuo tolimesnis bus metimas. Na ir tai tikrai netiesa. Jeigu jau domėjaisi, tai tokios žvejybos, kur reikia tolimų metimų, tarkim, ta pati lydekų žvejyba iš valties, kai tu stengiasi visą laiką užmesti toli, jūrinė žvejyba, žvejyba atviruose dideliuose telkiniuose. Jei kalbant apie vienrankius, didžioji dauguma tam skirtų kotų bus 9 pėdų ilgio. Jei atvirai, tai su ilgesniu kotu užmesti toli yra daug didesnis iššūkis, dėl to, kad tos pačios klasės 10 pėdų ar 9 pėdų kotas skirsis ir savo akciją, nes jie skirti tam pačiam svoriui, o dėl koto ilgio jisai turės būti šiek tiek minkštesnis, kitaip jis bus labai sunkus. Be to, su ilgesniu kotu žymiai labiau vargsta riešas ir daug didesnės paklaidos mėtant. Netgi jeigu pasižiūrėtum muselinio užmetimo varžybas, kur žmonės meta šniūrą į tolį, tai dažniausiai naudojami 9 pėdų kotai. Taigi, reziumuojant, 8-9 pėdų kotas yra standartas ir jisai yra pats universaliausias. Trumpesni skirti tam tikrom sąlygom, kurias tavim aptarėm, mažesnės erdvės, mažesni upeliai, daugiau augmenijos. Ilgesni skirti, kai nori iš toliau pasiekti, kontroliuoti arba žvejoti tokiose situacijose, kaip kad minėjau, pievoje, kai reikia aukštai pakelti šniūrą. Netoli užmesti, o tiesiog aukštai pakelti. Na ir koto ilgis užmetimo atstumui dažniausiai neturi įtakos, netgi atvirkščiai, su ilgu užmesti toli bus sunkiau.
Galiausiai, jei prireiks pagalbos ar konsultacijos, drąsiai kreipkis į mumis, pasistengsime tau kuo galėdami padėti, o jei nori gilintis greičiau ir giliau, aplankyk mūsų Contribui, Patreon, YouTube membership platformas, ten gausi papildomo turinio apie užmetimo techniką, apie gudrybės, be to dar ir papildomų nuolaidų mūsų pamokom ir edukacijom. Na, o kalbant apie pamokas ir edukacijas, tai aš organizuoju castingo pamokas, kurių metu 2 valandas praleidžiame pievoje, gilindamiesi į muselinį šniūrą, muselinį kotą, bandydami suprasti, kaip jisai veikia ir mokinamės taisyklingai mėtyti. Edukacijagi yra 1 ar 2 dienų užsiėmimas, kai mes su tavimi mokomės mėtyti, tuo pačiu susirišti sistemėlės, aptarėme taktikas, važiuojame keliom valandom prie upės, bandome spręsti žvejybinės situacijas ir pagauti žuvį. Daugiau apie pamokas ir edukacijas gali sužinoti mūsų puslapyje www.muselinė.lt, ieškok skilties mokykla. Na ir šiam kartui tiek, susitiksime visai netrukus, iki malonaus.